būsime kartu, kur saulėtekio žaros. Sveiki, parodysiu, kaip krokodilas atrodo nusigyvenęs. Siaubekas. Apokaliptika. Čia tipo užrakyta, likę tik tai šitie trosai. Viskas surūdėja, žiauru žiūrėti. Čia tipo Dovinių Vingio parkas. Plotas 10 hektarų. Kažkada buvo gražu. Čia kiba tipo tūlikas. Galim pažiūrėti, kas iš jo liko. Labanaktis po tūliku. Čia turbūt buvo kažkada estrada. Čia atsimenu buvo suolai. Čia kokie nemažai čia tų suolų buvo. Tik tai likę betoniniai kuolai. O, kaip. Čia dabar atrodo šiandienai. Labai jau apleista. Galėtų dar kokią butkutį čia atvažiuot padainuot. Juokauju, aišku. Nu šitas dar pusgyvis. Bet ir jau sutrūnėjęs, bet nors perėt galima bus. Aha. Ojej. Černobylis tikras. Nu, gamta tai graži. Jeigu taip sutvarkytų kas. Ale nieks babkių neturi tvarkyti. Nu va, prie krokodilų. Pokylių salė turėjo čia būti užrašyta. Valčių nuoma, pavėsinys. Ir visa kita grožybė. Nu, einam tolyn. Nu, gražus Vingis. Bet kas iš to, kad viskas sugriauta. O, čia kitas tūlikas. Labai toks niekam nereikalingas. Iš artinį neeisiu, bet ką žiūrėti. O, kitas tiltukas, ana. Pereisim ir per tą paskui. Čia tipo privati valda, be eilim draudžiama. Bet aš būsiu negeras ir eisiu.
Viskas uždaryta, kavinė čia tokia nebloga buvo. Kažkada faina. O va, mūsų draugelis krokodilas. Kas čia kibo patepliojo, nes pernai buvo iš vis nusilupė tie dažai. Visas grožis. Vaikščiau tai turbūt po Černobylį, tai turbūt nelabai ir atskirtai. O. Buvo kažkada gražu. Ai, nieko nepavogiau, tai gal nieko čia ir baisaus, kad pereisiu. O, šašlykinis jau surūdėja. Nu, va ir išeinu iš tos privačios tipo teritorijos per kitą tiltuką. Šitas dar gyvas įrodo tiltukas. O. Čiuk. Aha, užrakyta. Ne, neužrakyta. Buvo kažkada užrakyta. O. Nu va. Parėjau į tą pačią vietą. Kaip sakant, baigėsi turistinė kelionė. Kaip ir bebūtų graudu, bet ačiū, kad žiūrėjot.